miegoti, gana anksti keliesi, užsiimi mankštą, ruošiamės ir buvom jau metų pradžioje priėmę sprendimą su sūnum, kad važiuosime kartu Aurum 1006 km. Prieš lenktynės buvo daug jaudulio, šį kartą gal net daugiau galvojau, kaip seksis sūnui. Labai norėjau, kad jam gerai pasisektų, mažiau netrūpinausi savo asmeniniais rezultatais. Jau žinau, kad visai greitas būsiu. Henrikas yra iš Karkaivo. Eduardas nuo simuliatoriaus atėjęs bičias. Turėjau porą testų su tuo automobiliu. Ponios ir ponai, užviskite variklius. Žalia vėliava keliama ir 26-ųjų Aurum 1006 km lenktynių startas jau čia. Buvau labai įsitempęs ir pamiršdavau ir per burną kvėpuoti, ir tada būdavau uždusdavau ir išlipdavau iš mašinos labai pavargęs. Aš nežinau, ar tai buvo slėgis, ar tai buvo temperatūra, ar tos atitvaros, ar ta atsakomybė, man viskas kartu galbūt susidėjo. Važiuojant to įtampoje buvo kažkodėl taip išsekęs po valandos pirmos. Kai jau važiavau antrą kartą visą valandą, tai organizmas jau jam buvo sunku atlaikyti. Bandau susikaupti, kad išspausčiau viską. Pačioj pradžioj padariau pakankamai didelę klaidą, kabinau žolę, automobilis pasidarė nevaldomas, pradėjo suktis. Klaidų ši trasa neatleidžia. Aš išvažiavau per lietų, kita mašina, darydama lenkimą išsigando ir visiškai sustojo. O aš nespėjau laiku sureaguoti ir priekiniu kairiu šonu paliečiau silpnai tą mašiną. Iš pradžių galvojau, nieko tokio, bet pamačiau, kad pradėjo kaisti variklio temperatūrą. Gali būti, kad nebetęsim lenktynių, čia jau buvo kulminacija tokia. Visi su nerimu žiūrėjom, ar pataisys mašiną. Lenktynės tęsiasi. Kai žinojau, kad po manęs sėda sūnus, turėjau užduotį, kad kuo tvirčiau geriau jį prisekti. Gal čia yra natūralu iš širdies, kad tėtis daugiau žiūrėjo į saugumą. Visa kita jau jo darbas. Kai aš keičiausi su tėčiu ir sėdau į automobilį, jis mane priveržinėjo ir tikrai matęs, kad rūpinasi manim. Gerai padarėm tos pasikeitimus ir labai gerai sudirbom, kaip tikra komanda. Džiaugiuosi komanda, džiaugiuosi, kaip mes sutardavom su sūnum. Mes tikrai jautėmės kaip vienas kito partneris, draugas, kolega vairuotojas. Jau jis yra greitesnis už mane ir ne tik kartingė, bet ir automobiliai. Ir šiais metais per lenktynės jis tą parodė. Likus pusvalandžiui iki finišo, bent mūsų komandai, mes jau labai aiškiai matėm, kurioje vietoje mes atvažiuosim. Finišavus, džiaugiamės antrą vietą savo klasėje. Kai pamačiau finišo vėliavą, užkliupo didelis labai džiaugsmas ir pasididžiavimas savimi, savo tėčiu ir komanda. Buvo tikrai labai įspūdinga, nes pirmą kartą lipau ant tokios didelės scenos su tiek daug žiūrovų. Dar po dienos padarėm tašką, aš bent asmeniškai uždariau knygą. Jeigu dalyvaučiau dar kartą, tikrai ruošiaus daugiau, nes sakau, nesitikėjau, kad bus taip sunku fiziškai, bet dalyvaučiau, tikrai dalyvaučiau.